Ahoj, šmigiai gameriai, ne gameriai, sveiki, kad ir ko įsijungėt čia šitą kanalą. Džeska neįkėlė videko, apart dabar, kad įkėliau praeitų metų komikoną, neįkėlė, man atrodo, 9 ar 10 mėnesių. Lukai, bet platinos videkas. Rinkai GTA 3, GTA 4. Tai va apie juos ir noriu aš su jumis pašnekėti, nes, matot, kaip aš visą laiką ir sakiau, pas mane gaminimas niekada nebuvo main dalykas, kurį darau ir pagrindinis darbas. Ir vis tiek, jeigu kalbant ne apie pagrindinį darbą, tai pas mane pagrindinis kanalas irgi yra, vis dar, gal jau nebe, bet sakykime tasai hobis, kur darau. Tai visą laiką prioritizuoju jį ir pagrindinės mano pajamos ateina tikrai iš jo, ne iš čia. Aišku, aš nekalbu apie donationus, kurie būna per streamus, tai čia faktas, kad jie padeda tie pinigai. Bet patys video Českos kanale man visą laiką buvo dilema. Taip man jos patinka daryti, bet iš kitos pusės jos užtrunka belia kaip žiauriai ilgai padaryti. Tai apie piniginę dalį, kad žaidimuose, kad uždirbti ir panašiai, ir kad gauti dovanų, tai aš toj prieisiu prie to, bet pirmą noriu paliesti va šitus platinų videkus. Aš visą medžiagą vis dar turiu. Tiek Baby Steps, tiek GTA, kurios mes darėm, tiek God of War, kurio dar net nebaigiau. Tik aš jų niekaip neprisėdau pradėti ruošti, nes kažkaip mano matymu tai nėra dalykas, kuris man galėtų padėti gyventi, kaip aš galėčiau pasistatyti kažką iš to, nes jeigu aš tai darysiu, man visą laiką vis tiek išliks jisai hobis ir vat kai yra daugiau laiko, kad aš galėčiau prie jų prisėsti. Bet kadangi mes dabar statomės, tiksliau įsirenginėjom namus, tai automatiškai reikia uždirbti pinigus. Tai kad ir kaip gaila, bet šiais metais tikrai turiu susifokusuoti ten, kur galima gauti pinigus, o ne ten, kur galiu skirti savo tam laiko. Tai aš jas truputį esu atidėjęs, nežinau kokiam laikui, bet aš taip įsivaizduoju, kad po vasaros atsiras jo daugiau, ypač kai išeis GTA 6, tai gal per vasarą dar pavyks, ar prieš pat GTA 6, gal po. Nesu tikras, bet aš noriu padaryti karts nuo karto videkus tokius gal paprastesnius, nekalbant būtinai apie platinas, nors tie video tokie mano manimu įdomiausi ir daugiausiai jiems reikia darbo, bet neturiu tokios prabangos, tiesiog kad galėčiau jas pastoviai leisti vieną po kito. Ir dar mane visą laiką kamavo idėja, o kas jeigu aš panyčiau angliškai jos daryti. Tai dėl šito aš irgi esu neapsisprendęs, jeigu daryčiau jos angliškai, jums vis tiek daugumai nėra skirtumo, ta prasme, aš nežinau, jeigu jūs žiūrite mano video ir jums jie patinka ir jūs nekalbat angliškai, tai aš norėčiau, kad pasakytumėte turbūt tą komentaruose, nes man atrodo, kad visi, kurie mane žiūri, jie supranta angliškai. Ok, bet tada angliškai, kodėl aš daryčiau? Faktas, kad bandymas įlysti į tuos didelius vandenius, bent jau gal šitai per tą gamingo prizmę, kurią galėčiau padaryti. Ir nes tai vis tiek yra dalykas, kuris man patinka ir aš noriu tom užsimti, bet nesakau, kad aš prioritizuoju tą dalyką, bet jeigu ir neprioritizuoju, tai gal bent jau galima pabandyti nužudyti didesnę žuvį, kokį nors. Jeigu kalbant apie anglišką tą darymą, tai ar aš jos tiesiog įkeliu į kanalą, kuris, būkim bėdini, bet teisingai, šitas kanalas yra 80% jo yra kontrolierių fanai, kurie kontrolierių videko turbūt niekada nebepamatys. Yra 20% gal kuriem iš tikrųjų įdomu, ką aš įkeliu, bet jie tikisi gal tik platinų videkų ir jie kito nieko nežiūrės. Tai va tada man klausimas kyla, ar jeigu darysiu angliškai, man vertėtų kelti šitą kanalą, ar man tiesiog pabandyti visiškai nuo fresh, naują kanalą su 0 subscriberių, pamatyti kaip jis auga ir kiek žmonėm įdomu ir pabandyti patirti tos naujus vandenukus. Tai dėl šito aš paupdėtinsiu, manau, kad susidėliosiu savo mintyse, kaip iš tikrųjų noriu, kad būtų, bet iki tol reikės luktelti, palaukti, pastebėti gal Luko pagrindinį kanalą, planuoju streaminti toliau, kaip laikas aišku duos, galbūt net šitą video, kai matote ir šiandieną, kai pažaisim First Light 007, tai tie nauji žaidimai aš juos noriu išbandyti ir noriu juos pastreaminti ir žinau, aš esu ties porą dalykų labai atsilikęs, tai už donation goalą surinkta vieną dar nesiskaitasi su šiomis, kad su DJ pultų pasižaisti, tai pas mane jis visą laiką back in the head ir tikrai manau, kad jį padarysiu. O kitas dalykas, tai faktas yra GTA 5 maratonas platinos rinkimo. Tai šitas manau, kad yra žiauriai už kalnų, aš manau, kad jį pradėsiu netgi ateinantį mėnesį, bet apie tai daugiau žinių pasakysiu turbūt savo Discordą, tai jeigu dar nesate tam Discordą, tai būtinai jį pajoininkit. Dar dėl tų paprastesnių video, tai galvoju tiesiog labiau pasifokusuoti į tai, kad ar apie naują žaidimą, kad tai būtų, ar apie naują technologiją, kur išeina, ypač susijęs su PlayStation'u, nes jūs mane žinot, esu PlayStation fanboys. Pradėjau paskutiniu metu ir gauti dovanų. Nuo pačio PlayStation'o man atsiunčia, kai išeina naujas pultelis koks ar kai išeina naujas žaidimas, tai esu labai dėkingas PlayStation'ui už tai, bet kad įsikelti istoriją ir tiesiog jį parodyti, kad gavau, manau, kad nėra tiek jums įdomu ir jūs gal kartais norėtumėt pamatyti ir daugiau insighto apie tos dalykus. Tai man čia labai yra svarbi iš tikrųjų jūsų nuomonė ir norėčiau, kad man atvarai pasakytumėt, kaip jūs norit, ar norit matyti dažniau, ar norit nematyti vapšė, ar tik tai tada kaip platinų videkai, ar norėtumėt, kad šitas kanalas toliau tiesiog merdėtų ir Lukas tiesiog streamintų. Tai va, nes palikti dulkėti su 50 000 šitų prenumeratorių, toks ne 5, nei 10,
Suprantu, kad niekada turbūt nehitinsim mes tų skaičių, kuriuos mes turėdavom anksčiau, bet man to labai ir nereikia. Tiesiog noriu turėti bendruomenę, kurie domisi tais pačiais dalykais, o tai yra pagrinde žaidimų completinimas, platinų rinkimas. Ir dėl to yra tam dar Discordas sukurtas, kurį iš pradžio irgi pasivadinę esam Čestovo SSD, bet aš manau, kad tai yra ne apie tai. Tai yra labai patapęs tokia platforma mūsų, kur norėčiau, kad tai būtų mūsų bendruomenės. Ir nenorėčiau, kad tai specifikuotųsi mane. Ir dėl to norėjau su jumis greitai apeiti tą Discordą ir papasakoti apie tai, kaip jūs iš tikro dabar iš mūsų kelių Discordo narių geranoriškumu galite pasinaudoti, sakykime, ir gauti kiekvieną mėnesį dovanų. Aš noriu dabar truputį apžvelgti su jumis tą mano Discordą ir kad turėtumėt omenyje, yra video, kuriuos aš įkeliu, bet aš jūsų juose netaginu. Aš pasidariau rolę specifiškai, kad yra videk žiūrovis, tokia rolė, kad nespaminti visų, taip kad nebūsit užknesti su @everyone visą laiką ir streamams yra @stream žiūrovis. Tai nebijokit, sakau, niekada nespaminsiu @everyone, jeigu tai nėra kažkas didesnio, @everyone taginu tik tai, kai įkeliu va čia kažkokias naujienas ir apie tas naujienas kaip tik ir norėjau pakalbėti. Ir visų pirma, kai ateisit pas mus į Discordą, jeigu jūs renkatas platinas, žaidžiat su PlayStation, nebūtinai, ta prasme, mes priemam visus. Negalvokit neteisingai, mes priemam ir tie, kurie Steam'e renka visus trofėjus. Ir tie, kurie renka ant to pačio Xbox'o visus tuos gamer pointsus, ar kaip jie tam vadinasi. Bet mūsų, aišku, prioritetas yra kurie žaidžia su PlayStation. Nuo šio mėnesio iš tikro labai vėluoju padaryti šį video ir jis yra truputį per vėlai šiam mėnesiui, bet aš tikiuosi, kad pavyks jūs įtraukti labiau į kitą mėnesį. Mums buvo 2 nariai Discordą, tai yra Physics, kuris visiškai random momentu sugalvojo, štai šitoj žinutėj. Kaip jums tokia idėja? Sudėtas ant šio žinutės reaktionus ir išrinko 2 žmonės, kurie gautų po kopiją Pragmatos. Iki gegužės 8 dienos. Na, visai daug žmonių čia suspaudė tos reaktionus. Tada jisai įkėlė, kai jau gavo tos diskus, ir juos namėjo Monologinė ir Blyškius, kurie pas mus labai aktyvūs nariai yra, tai dėl to labai džiaugiuosi. Tai nebuvo visiškai randominiai žmonės ir, žinoma, jeigu jūs turėjote PlayStationą, galėjote laimėti iš Fiziko. Ačiū tau, Fizikai, tarp kitko, kad davai progą laimėti dviem žmonėm Pragmatos. Tada Fizikas daro naują giveaway. Tuometė žinutės, kur galėjo žmonės balsuoti, kurios žaidimus norėtų, kad giveawayintų. Tai buvo Batman, Resident Evil Requiem, Yakuza, High on Life 2, Crimson Desertas ir žmonės nubalsavo galiausiai, kad tai buvo Resident Evil Requiem. Aš nebalsavau, nes vienintelis žaidimas, kurį turiu. Aiva, ir jisai vyksta iki šiandien, 26 dienos 18 valandas. Ironiškai, nes aš planuoju šitą video paleisti iki tol, tai dar galite teoriškai sudalyvauti. Tai sakau, turėkite omeny, kad tik tie, kurie turi PlayStationą ir, jis čia Fizikas parašęs yra savo taisyklės, tai čia vienas būdas. Man parašė Karolardo, tuo tarpu. Karolardo yra vienas pagrindinių moderatorių pas mus, kuris sako, irgi nori padaryti, kad dar labiau suaktyvėtų mūsų bendruomenę ir rinkti žmonės platiną ir dalintųsi jomis. Jis man parašė, kad padarom davai mūsų giveaway kas mėnesį už paimtas platinas. Na, čia galite pasiskaityti visas taisyklės, generuota su ChatGPT, bet visos taisyklės parašytas Karolardo, kažkiek pasitobulinom jas ir kiekvieną mėnesį, tai pavyzdžiui dabar nueikime kompletardo rolę turint, matosi ir platinums, čia kur galima gauti serverio XP už įkeltas platinas pagal difficulties, yra net padaryta atskira lentelė. Jie gauni XP už kiekvieną, kiek trunka laiko žaidimas ir kiek jis yra sunkumo nuo 1 iki 10, o būtent gegužės mėnesiui buvo padarytas kur keli platinas būtent su #plathunt05 ir gali laimėti PlayStation Store 20 € vertės kortelę. Viskas, ką reikia padaryti, tai paimti platiną iki 31 dienos, jį turi prasidėti, perskaičius pagrindinės taisyklės, jį turi prasidėti nuo 0% būtent tą mėnesį, tai galima patikrinti su PSM Profiles ir ją paimti 4 iš 10 sudėtingumo ir 20 valandų žaidimo laikas turėjo būti. Tai jeigu mes dabar įsivestume #plathunt05, matome žmonės, kurie ir dalyvauja jame. Ir kol kas, kiek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 žmonės jame dalyvauja. Tai čia yra šita akcija, atrakcija nuo Karolardo, bet mes kartu nusprendėm su ją investuoti. Dėl jūsų būtent. Ir kiekvienas mėnesį tokio padaryti. Sakėm, kitą mėnesį gal padarysim su lengvesnėm sąlygom.
Bet ir tada atitinkamai prizas bus kitoks. O žiūrėsim, kaip einasi, jeigu jūs dalyvausit, tai tada galės būti ir naujai išleisti nauji žaidimai. Kartu su fiziku, žiūrėsim, kiek jis tęs šitą savo avantūrą pas mus Discord'e, bet kartu dalinsim žaidimus, o jeigu fizikas nuspręs nebetęsti, tai tada būsim bent jau mes. Irgi, kol kas nepriždu kiek laiko, kol kas jis yra, jeigu kažkas pasikeis, duosim jums žinoti pačiam Discord'e. Atėję į patį Discord'ą, nepamirškite prie self-rolių užsidėti kompletas, jeigu kad matyti tos chatus, o jeigu norit matyti streamus ar mano video, kuriuos įkeliu, tai pasimkite iš šitų rolių. Dar būtinai pasimkite ir šitas. Mes būna kartais uždedam tagą būtent tiems owneriams, kaip PS3 owner, PS4 owner, PS5 owner, Xbox Nintendo. PC, visi mes turim PC. Šitam nereikėjo uždėti. Tai trumpai, yra bendras chatas, kur matysit visą nonsensą. Iš pagrindinių tada yra kompletardų, kur mes kalbame apie to žaidimus ir jų kompletinimą. Žaidimo naujienos, visą laiką kažkas įkelia, aš visą laiką pamatau kokią nors naujieną susijusią, kokį nuo žaidimo trailerį ir noriu čia įkelti, bet jau žiūriu kažkas būna įkelęs. Tai įkelia, kas naujo išeina. New listings tai yra būtent, kurie atsiranda irgi naujai išleisti būtent žaidimai ant PlayStation'o ir su jų trophy listais. Pasidalina žmonės, vidutinis šansas gauti platiną, irgi žmonės, kai pamato, pasidalina, kokie žaidimai nebebus. Vat būtent praeitą mėnesį, jeigu būtumėt pastebėję, žinotumėt, kad Hardline'as ant PlayStation 4 bus removed from digital storefronts. Tai yra kompletai, kur jeigu surinkat 100% jau kažką, ar nori pasipaustinti iš Xbox ar to pačio PC, Steam'o, tai kelia į kompletus, aišku, čia jau ne dėl jokio XP, tie patys platinums, kur kelia žmonės ir gauna serverio XP. Tas XP, žinoma, for fun, bet galima pasižiūrėti po to visų lygius. Tai yra kriterijai, kiek žaidimai gauna XP ir kas būtent nesiskaičiuoja, tai visą laiką galite pažiūrėti, koks yra minimum requirementas, sakykime. PSN profile, žmonės įkelia savo PSN profilius ir už tai gauna atitinkamai rolės. Matote, va, tarkim, prie fiziko yra bronziuko rolė, prie silveriuko va dabar yra Donline žmonės irgi, ir kur yra Vytę parodysiu, kad va. Yra DJ Demantivai, kuris yra platininio rolė, kuris yra 100 platinum. Šitas man naujiena pats dar nemačiau, tai yra žaidimų turgelis ir įsivaizduoju, kad čia kaip bendruomenės toksai vintadas galėtų būti, bet gal čia geresnę kainą jums galės duoti ir pardavinėti žmonės savo prekes, kurias galėtumėt pražiūrėti. Tai va, yra dar papildomų dalykų, bet apie tai nekvaršinsiu jums galvos. Kai renkam specifinę platiną, kur yra multiplayeris, tai padarom chatą, kur visi bendrauja ir galiausiai, kai visi pasiėmė tą platiną, įdedam į archyvus. Galima pažiūrėti prie level ups, kas pas mus Discord'e greičiausiai demonas bus aukščiausiai pas mus pagal XP, nes jis nežmoniškai daug platinų renka. Ir gan dažnai, ir taip iš tiesų tai yra Vytė 54 ir greičiausiai jo greitų metų niekas neaplenks. Tai pas mus yra du pagrindiniai moderatoriai, kas irgi kartu su manim valdo, tai yra Korolardo ir yra Sarunto. Ir aš su jais kaip ir dalinuosi praktiškai visom privilegijom, kad serveris gyvuotų toliau. Nes kaip ir minėjau, nelabai noriu, kad tai būtų apie mane, bet labiau kviečiu jūs, jeigu jūs užsiema tom, kad ateitumėt, bendrautumėt, dalintumėtės ir taip vienas kitą galėtume paupdeitinti, o galų galiausiai dar dabar jau atsirado galimybė ir kažką laimėti. Manęs buvo tiek. Lukas Šestovas peace outina. Ačiū labai, kad įsijungėt šitą vargšą video pasižiūrėti. Pasižiūrėkit Comic-Cono paskutinį video, nes ten mačiau labai prastai su skaičiais, tai reikės gal pakeisti thumbnailą ir titlą, bet irgi visai toks linksmas, fainas video. Trumpas, ganėtinai. Lyginant dabar su kuria išėjo Čestovas per Euraziją vidakis. Adios gameriai, kad platinos nedžiūtų ir pilvai netuštėtų. Bet nepamirškit, kad vis tiek svarbu kartais yra aktyviai pagyventi. Ne tik rinkti platinas. Kad ir kokie mes gameriai būtume, vis tiek reikia prižiūrėti ir savo sveikatą.